Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų savaitė žiūrovais. Liepos 18 dieną garbingai vyskupijos šimtmečio sukakčiai prasminti prie Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčios įrengtose parapijų kiemeliuose surengta nuotraukų, knygų, spausdinių, kraštotyrinių leidinių paroda apie Subačiaus miestelio Švenčiausios Trejybės bažnyčią ir Subačiaus miesto Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Parodą Agapės metu aplankė tądien šventas mišias aukojęs Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas, Kupiškio dekanas Mindaugas Šakinis, parapijų klebonai, Subačiaus seniūnė Laisva Čiulepienė ir kiti garbūs svečiai. Šventės metu už tarnystę, atsidavimą, prisidėjimą prie parapijų veiklų bei bendruomenių stiprinimo, vyskupo padėka ir vyskupijos šimtmečio proga išleista knyga įteikta Subatėniai Eugenijai Šateikienei. Prie Kupiškio rajono policijos komisariato komandos prisijungė 4 nauji pareigūnai – Ema Kurkulytė, Robertas Labeckis, Ringailė Stankutė ir Smiltė Bukauskaitė. Naujosius policijos pareigūnus pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas, vicemeras Valdas Šateika, administracijos direktorius Arūnas Valintėlis, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Kupiškio rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus viršininkas Egidijus Lunka ir Kupiškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Danguolė Baliuvienė. Vadovai naujiesiems pareigūnams linkėjo sėkmės tarnyboje, drąsos, ryžto ir stiprybės kasdien prisimant atsakingus sprendimus, taip pat ragino išlikti sąžiningiems, principingiems ir žmogiškiems, nes policininko pašaukimas ne tik užtikrinti viešąją tvarką, bet ir būti tuo žmogumi, kuris nelaimės akimirką pirmasis skuba į pagalbą, gina, saugo ir kuria saugesnę bendruomenę. Vasaros pradžioje Skapiškyje organizuotas jubiliejinis 30-asis tarptautinis kartų teatrų festivalis. Skapiškyje įvyko jubiliejinis jau 30 kartą organizuojamas tarptautinis kartų teatrų festivalis nuo 1997 metų puoselėjantis mėgėjų teatro tradicijas, kūrybinį bendruomeniškumą ir skirtingų kartų susitikimus scenoje. Šiemet festivalis ypatingas tuo, kad po vienu vardu apjungia 3 ilgametės festivalio kryptis – vaikų ir jaunimo teatrui skirtą Pienių medų, brandesnių temų festivalį Pienių vynas bei tradicijų ir bendrystės kupina Pienės pūka. Festivalio erdvės šiemet pasitiko atsinaujinusiais vartais ir kvietė žiūrovus ne tik stebėti spektaklius, bet ir tapti gyvos kultūrinės atminties dalimi. Programoje susipynė teatras, dokumentika, muzika, parodos, prisiminimai ir bendruomenės istorijos. Ypatingas dėmesys šiemet skirtas svarbioms sukaktims. Vaidinimo senovinės Kupiškėnų vestuvės 60-mečiui, pirmųjų trėmimų 85-mečiui, Motiejaus Valančiaus 225-osiams gimimo metinėms. Festivalio atidarymo metu režisierė Vita Vadoklytė ir vaikų bei jaunimo teatro studija Kuku pristatė festivalio istoriją, priminė svarbiausius kūrybinius momentus bei žmonės, ilgus metus kūrusius Skapiškio teatrinę tradiciją. Susirinkusius sveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras profesorius Algirdas Raslanas. Suvalkų lietuvių teatras Sūduva pristatė jautrų spektaklį Mano draugas Kastukas, sukurtą pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškus. Mano draugas Kastukas tai pasakojimas apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimą iš jo paties prisiminimų perspektyvos. Vidiniai išgyvenimai, realybės ir kūrybos maišatis vyksta paskutiniais menininko gyvenimo metais Pustelnyko ligoninėje. Spektaklis skirtas Čiurlionio 150-osiams gimimo metinėms paminėti. 2025 metais spektaklis atidarė Baltijos šalių teatrų festivalį Baltijos rampa Varėnoje, bei tapo 2025 metų suaugusiųjų mėgėjų teatro apžiūros atspindžiai laureatų. Esu niekas, nulis, prakeiktas, skurdas, turiu liauti svajoti, liautis.
Bet negaliu užmiršti jaunystės svajonių, nes jos niekada nebuvo juokingos. Kai mane mokykloje atleido nuo 120 rublių mokesčių už pasiekimus, aš nesupratau už kokius. Gerai tapyti yra labai sunku. Dailė negali būti bailė, atsargiai, negali būti kaip žvakelė užkampy, o turi būti kaip saulė, kuri atneša naują šviesą. Jeigu tai pavyksta, tai visas atpildas. Dailė tai nieko kito kaip ir gėjimasis. Karjera gali pasitaikyti kaip visą gyvenimą vaikščiojimas be batų. Miglos ir šviečijas. Nemėgstu, kaip ir nemėgstu tų, kurie neįžvelgia mano darbuose paslėptų ženklų ir simbolių. Juk geras ir nuolankus žodis padaro daugiau negu vežimas aukso, šiltas ir nuoširdus žvilgsnis, daugiau negu 3 mechanikos tadai. Ar tai taip sunkiai suvokiama? Gaila jei taip. Vis dėlto nemanau eiti su savimi kokius nors kompromisus. Visai neblogai. Įsiklausyk į kiekvieną garsą ir žiūrėk lygumą. Pirmiausiai gerai pažinus formas suteikiama teisė jomis švaistytis ir išradinėti naujas. Įsiklausyk į kiekvieną garsą ir žiūrėk lygumą. Bet tu kad ir protinga mergaitė. Halka? Halina Bolman. Taip. Ne veltui tavo motina superka visus mano darbus. Įsiklausyk į kiekvieną garsą, tegul muzika plaukia iš tavo dvasios gelmių, iš tavo širdies gelmių. Tokia maža mažytėlė žiūri iš paslaugų atpakį lyg žvaigždėtos nakties karalienė. Žiūri tarsi bekraštis dykumos gale, pastebėjusi mažą skorpioną. Taip, mažytė, leisk apsigyventi skorpionams tavo dykumoje. Jau gerai žinai, kad jie greitai numirs susikėlė savo pačių nuodais. Taip, mažytė, tu juokiesi, aukselė, nieko nebijok. Matai tuodu akmenis? Mes juos galim drąsiai perlipti, tik tai duokš man ranką, o dabar į kalną! Kaip gera, kad mes čia atėjom! Ten apačioj vyksta žemiški dalykai, triukšmas, šauksmas, vapėjimas, bet debesys pridengia viską. Kokios nuostabios tos baltos karūnos, nuostabiai baltos, nuostabiai didžios. Žinai ką, kas bekėlė, kai mūdu sėdėjom tada ant kalniuko, aš patyliukais nuėjau į pakalnę ir stebėjau mūsų. Tu buvai visa saulė ir saulė buvo tavyje. Ir tu tada buvai taip mane nušvietus. Taip nušvietus, kad net pagalvojau, kad pasaulis ir gyvenimas panašiai į pasaką. Ar prisimeni tuos laikus, mažasis mano dievduračku? Zausytė, mano myliausiai žmona, mano baltoji. Gražiausia, aš taip tavęs pasiilgau. Nepyk mane, Zosele. Ar atsimeni, Zosele, kai aš tau grodavau vakarais? Ar atsimeni tą baltą įsulėlį? Tas viskas, kaip atrodo kaip sapnas. O gal šito visko nebuvo, Zosele? O atsimeni pirmą namelį mūsų,
tas didžiausias bangas Palangoje. Ar atsimeni tą mažą lietų, kuris taip mažą tada mums rūpėjo? Toks šiltas, kai dabar prisimenu. Bet gal tu nenori prisiminti? Gal aš tau įkiriu? Nepykit mane, Zoselė. Aš iš to liūdėsio, matai, kokia mane niekai apsėdo. O, Zoselė, o tu atsimeni tas didžiausias bangas ir juodą į saulelį, ar atsimeni? Kaip mums gera tada buvo, kaip saulė buvo virš mūsų ir mes buvom saulėje. Zoselė, prašau, nepalik manęs. Man tai, aš taip tave myliu. Aš myliu tave visose tonacijose. Ir B, ir A, ir D, ir C, ir G. Aš myliu tave ir bučiuoju. Prašau, Zoselė, duokš man savo delnus, kad juose galėčiau paslėpti savo veidą. Kuku! Zoselė, prašau, rašyk laiškus. Rašyk viską, kas gero nutiko, šitai gero, prašau. Prašau, nepalik manęs, Pani Wróblewska, kur Zoselė yra? Susitė kreslėliuko. Ты не жаден, галка не скамей, užaidė seneliuką. Pani Wróblewska, kur susitė, kodėl man nerašo laiškų? Rašyk man, Zoselė. Mane visi, man labai sunku ir liūdna. Prašau, nustoti reikia. Katės! Trisdešimtojo festivalio veiklos simboliškai vyko 30 dienų intervale. Festivalio veiklose sukosi ir abu Skapiškio teatrai. Senoje Varpinėje buvo eksponuojama fotoparoda Teatrinis pienių klestėjimas 1997–2026, kur nuotraukose užfiksuotas 30 metų teatrų veiklos rezultatas. Čia mano svajonė, galvau per 10 festivalį, nespėjau, per visus jubiliejinius, o dabar aš taip džiaugiuosi, yra tik dalelė akimirkų, bet jos tokios brangios ir pats tas techninis sprendimas, tai yra mano esmė, ne nuotraukos, o techninis sprendimas, neišgręžiant nei vienos skylutės, ant virvučių sukabinti, tai yra čia mūsų istorija.
nelikti, nes labai ten drabo. Nu tai labai gražu ateiti čia ir pamatyti tiek daug paveikslų. Vaikų ir jaunimo teatro studijos Kukų jaunieji artistai pasidalino įspūdžiais iš savo teatrinės veiklos. Tikrai Vita šaunuolė, pagirčiau Vitą, kad Vita tokia sugalvojo, Vita taip stengiasi atvažiuoti pas mus, kad mes suvaidintume. Tai Vita geriausia pasaulyje Vita yra, nes jinai geriausia, nes jinai gerbė, jinai mylėti tikrai vaikus, bent kai neklauso vaikai ir jai reikia parėkti. Aš 4 metų, įsivaizduokit, 4 metų atėjau į vaidinimą, mane Vita sutiko, pasakė labas. Ir tikrai aš verkiu vieną kartą, kad einu į tą vaidinimą, kad aš džiaugiuosi, kad einu į tą vaidinimą. Jeigu ne vaidinimas, ne Vita, nieks, aš neturėčiau nei draugų, nei Vitos. Aš nesidžiaugčiau, kaip dabar džiaugiuosi, festivalį neinu ir man labai džiaugsmas, juokinga, kad Vita taip sugalvoja, jinai stengia sugalvoti, atvažiuoja iš to darbo. Įsivaizduokit, 2 darbus padaryti. Kai pas pirmą kartą atėjau į teatrą, aš galvojau, kad, man žiauriai patiko. Galvojau, kad visur važinėsim ir tikrai visur važinėjau. Aš galvojau, kad į Vita bus gera ir tikrai jinai gera. Mano svajonės visas išsipildė. Nuvažiavau į Molėtus. Mano svajonė išsipildė, kad mane pamatė daug žmonių. Mano svajonė išsipildė, kad vaidinti. Mano visas svajonės išsipildė. Ir aš labai dėkoju Vitai. Labai. Vėliau vyko teatrinė diskoteka Edukacija Paliesk muziką. Tai vakaro renginys, jungiantis teatrą, muziką ir improvizaciją. Edukaciją vedė tėtis DJ Senis, dar kitaip žinomas kaip DJ White Horse, Valdemaras Liudinavičius ir sūnus DJ Hu, Hubertas Liudinavičius. Hubertas būsimas Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 4-okas. Besimokydamas gimnazijoje trimito subtilybių, susidomėjo DJ menu, matydamas, kaip karts nuo karto renginiuose ir namuose prie patefonų ir kitos technikos pluša jo tėtis. Festivalio lankytojams buvo pristatytas režisieriaus Vytauto V. Landsbergio dokumentinis filmas Zitai. Muzikiniais kūriniais renginį pradėjo Kupiškio kultūros centro duetas Sakuolės, kuriame dainuoja vadovė Daiva Palioninė ir Neringa Vaitekaitienė.
brangiai džiaugiasi širdis, kad mes taip va tikrai nuoširdžiai, paprastai ir toliau keliaujame 30-ojo tarptautinio kartų teatrų festivalio Pienių medus, Pienių vynas, Pienės pūkas jubiliejinio festivalio takeliu. Man labai gera, kad šiandien su mumis yra Vytautas. Jis iš tikrųjų vienas iš tų žmonių, kuris savo kūrybiniais darbais augino mūsų festivalį. Parodytas yra daug filmų čia. Kai kurie net kurt pabaigti, kiek dainuota, bendrauta ir labai gera, kad šiandien esam čia mes kartu. Ir kalbėsime, ir žiūrėsime, ir bendrausime apie mums labai mielus ir artimus dalykus. Galbūt pasiremsiu tokią rytietišką kastų teoriją, kad yra kariai, yra prekiai, yra žiniai ir jie lemia valstybę. Jeigu yra visos trys tos grupės pilnavertės, sąmoningos, tai valstybė gerai jaučiasi. Tačiau jeigu tai sutrinka ir jeigu nebėra kurio nors luomo, ypač jeigu nebėra žinių luomo, jeigu lieka tik tai kariai ir prekiai ir jie pradeda tarpusavy kariauti ir aiškintis, ką čia brangiau nukariauti, parduoti, kaip paspekuliuoti ir pakišti, ką nors netikrą, tai sutrinka visa valstybė. Ir aš galvoju apie žinių kastą, kas jie yra. Kas tai per žmonės. Ir tai yra ta tylioji Lietuva, tokia nekariaujanti, bet kai reikia jie atsiranda. Sausio 13. Tarsi iš niekur, tarsi negali suprasti, iš kur tie žmonės atsirado, jie nesireiškia, jie ant bačkų nelipo, niekur neriaumojo, bet jie yra. Ir čia yra Lietuvos toksai labai didelis nematomas šansas, kad mes esam gyvesni tuo nematomu būdu negu tuo, ką mes regime, nes tai, ką regim, mano galva yra gana beviltiška, aš tokiai valstybei neduočiau daug galimybių išlikti, nebesusitarianti, ieškanti, kaip pažeminti, nugalėti, įrodyti, kad tu geriau žinai. Ir tas veda tik tai į aklavietę. Kažkada mes su vaikais vienoj katalikiškoj tokioj gimnazijoje diskutavom. Kažkaip tema buvo Jobo drama ir mes tai pradėjom kalbėti apie funkcijas. Kokios yra šėtono funkcijos, kokios yra Dievo funkcijos. Ir remdamiesi į Jobo dramą aptarėme partnerystę, kad šėtonas taiso Dievui kelius. Jisai yra bendradarbis, jis nėra kažkur labai toli nuo Dievo. Jis irgi atliepia Dievo rūpestį, jis eina patikrinti, ar tikrai žmogus labai nori Dievo. Ir kai mes taip išsikalbėjome ir aš pradėjau vos ne ereziją skleisti, kad ir Dievas, ir šėtonas, ypač lietuviškoje tradicijoje vėlinas, tai yra to paties panteono dalyviai ir jie bendradarbiai, jie kolegos. Kai vaikai katalikai supyko, sako, tai ką jūs manot, kad velnias ir Dievas yra tas pats, jie nesiskiria niekuo. Ir man reikėjo greit suktis iš padėties kokiu nors kalambūru. Iššovė galva tokia paprasta mintis, sakau, skiriasi jie labai nedaug kuo, jie skiriasi vienu jungtuku. Šėtonas sako arba, o Dievas sako ir tiek. O visa kita yra taip pat. Nes šėtonas ateina išskaidyti, sudėti lentynas, sakyti, ta lentyna geri, čia blogi, čia cacos, čia kakos. Ir nebendraukime ir su tais kakom nereikia turėti reikalų. Cacos pradeda apie kakas sakyti, kad jie ten tokie, tie atgal ir prasideda karas. Ir visi turi ką veikti. O Dievas kažkaip, kaip ir saulė šviečia visiems ir kai reikia kalbėti tada apie kažkokį stebuklą, kas Lietuvoje nutinka. Mes turim daug stebuklų. Tai man vienas iš tokių keiščiausių stebuklų yra Sąjūdžio mitingas. 88 metai, Vingio parkas, 100 000 žmonių. Juzeliūnas diriguoja Lietuvą brangi ir stovi iniciatyvinės grupės nariai. Stovi komunistas, stovi nekomunistas, stovi stribas, stovi būsimasis Sąjūdžio spaudos vagis. Ir visi dainuoja Lietuvą brangi ir visi yra tos brangios Lietuvos dalis. Ir jie tuo metu per tą dainą sutarė ir atkuria Lietuvą. Tokia partnerystė, kuri atrodytų neįmanoma, ir tremtinys ten, ir partizanų, koks anūkas.
ir striba šalia, ir visi dainuoja Lietuva brangi. Ir tas stebuklas iš tikrųjų yra iš operos ir, ne iš arba, o iš tos šiek tiek kitokios. Ir aš galvoju, kad jeigu ta giluminė Lietuva ir negrįž, nepaims kažkokios vėl iniciatyvos dainuoti, bendrauti, būti kartu, tai bus sunkus laikai labai. Aš dabar atvažiavau iš Žemaitijos, turėjau tokį irgi poezijos pavasario renginėlį, Kaunatavę žemaičiai, žydinčiam sode obelų, suvažiavo žmonės su šeimom ir mes 2 valandas dainavom. Ir tai buvo gera, aš pamačiau, kad vėl čia ta giluminė Lietuva, jie išeina kartais. Išeina ir pamatai ir visiems ramu. Mes taip, kaip kokie sąmokslininkai. Aha, yra, viskas tvarkoja, galima grįžti į šitą visą rėksnių klubą, į visus Facebookus, pažiūrėti. Bet tada tu esi ramus, nes ten yra viskas tvarkoja. Bazė yra tvarkoja, jinai nepažeista. Ir aš čia tą patį jaučiu ir matau, ką Vita daro, ką daro tokie žmonės. Jie yra tos giluminės Lietuvos žmonės, be galo svarbus. Ir tas žmogus turi pagrindinę dovaną, ką man atrodo turi turėti žynys, jis neturi teisimo dovanos. Jisai turi norą suprasti, kodėl taip vyksta dalykai, bet ne tam, kad paimtų ir nokautuotų, numuštų, suniekintų ir pasidžiaugtų, va, tas guli, o aš laimėjau, aš dabar kietas, aš gerai atrodau. Aš paskaitysiu jums vieną eilėraštį. Vagonų langai užkalti. Šlamėkite uosiai, žaliukai, sustoja sode iš šalių, nuo sielvarto lūpo sutrūko ir žodžio ištart negaliu. Šunelis prieš mėnesį nykų užkaukė graudin vis graudin, bet niekas negirdi sunyko, be krauja žmonijos širdis. Sutarškė laukuos automatai, šaltai prasišiepė mirtis, tik aklas pasaulis nemato ir niekad galbūt nematys, o taip jau kas naktį, naktužė, žmoneliai retin vis retin, sudunda kažkas ir nuūžė, vagonų langai užkalti. Šlamėkite uosiai žaliukai, sustoja sode iš šalių, nuo sielvarto lūpo sutrūko ir žodžio ištart negaliu. Atspėkit, kas parašė. O čia yra didžiausias paradoksas, su kuriuo mes vis neturime būdo, kaip jį išspręsti, kur tai padėti. Tai yra Kosto Kubilinsko eilėraštis. Pusę metų buvo, kai Kostas Kubilinskas buvo su partizanais ir galvojo, kad manęs jau KGB užmiršo, aš išsisukau ir aš esu laisvas ir aš būsiu su jais ir aš jiems rašysiu. Dzūkas Lionginas Baliukevičius paprašė, kad jis parašytų į partizanišką spaudą eilėraščių ir jis atnešė. Ir Dzūkas atmetė šitos eilėraščius, pasakė, žinai, per liūdni. Yra taip blogai Lietuvoje, žmonės taip nusivylę ir tu taip liūdnai parašai. Ne, rašyk optimistiškai, rašyk šviesiai, rašyk su humoru. Ir tada Kubilinskas parašė Raudonąjį rojų, didžiulę satyrinę poemą, kur išsišaipė iš visos sovietinės sistemos, okupacijos, iš Stalino. Po pusės metų pas jį atvažiavo jo kolega rašytojas, kuris turėjo bendradarbystę su KGB. Sako, Kostai, ką tu čia veiki miške, tugi genialus poetas. Sako, mes nespausdinam, manęs uždraudė, mane išmetė. Jis sako, važiuojam į Vilnių, pašnekėsim, aš turiu draugų. Važiavo į Vilnių, o Vilnių jau jam rodo nuotrauką, sako, žiūrėk, kas čia? Su partizanais. Lapkričio tą ir tą dieną eini į bunkerį, nušauni, parodai visus bunkerius, mūsų kariuomenė apsupa. O jeigu ne, žinai kas tau, ypatingai žinai kas tavo mamai, kurią jis be galo myli, nes vienintelė turi, tėvo neturi. Ir KGB su tuo labai spekuliavo. Ir kai pamatai visą kontekstą ir pamatai Kubilinską, kurio aš neteisinu, jis yra žmogžudys, jis nušovė kariūną, jis išdavė partizanų, daug žuvo, jisai pasielgė niekšiškai. Bet kartu matai ir kitą jo pusę. Matai tą vaiką užaugusi be tėvo, tą be galo jautrų, pažeidžiamą žmogų, kuris fantastiškai rašo vaikiškus eilėraščius. Ir tada šitas paradoksas jis pasidaro toks labai didelis, jame nėra atsakymų. Mes labai norėtumėm atsakyti, niekšai rašo blogus dalykus, o geri žmonės rašo gerus eilėraščius. Dažniausiai ne. Žinau, kad jis po kelionės net vandens negėrė. Aš nežinau, man kažkodėl šitą temą taip labai
šiom dienom pradėjo veikti, kad mes kažkuria prasme nerandam galimybės nebūtinai net atleisti, bet atskirti žmogų ir jo kūrybą. Čia ir Salomėja Nėris į tai puola. Labai daug žmonių yra, kuriuos jeigu vertintum pagal raidę, juos reikėtų išmesti iš literatūros, istorijos, iš visur. Zitą Kelmickaitę reikėtų išmesti, nes jinai, kai mūsų Ratiliokus traukė, jinai ėjo į KGB, jinai turėjo KGB ryšių, jinai pažinojo tą ir tą, ten nueidavo čerką padarydavo, ištraukdavo hebrą. Ir dabar sakytum, va, žiūrėk, matai, aha, koks žmogus. O ką jinai padarė? Jinai išvedė visus į skamba kanklius, į Baltikas, į trispalvės iškelimus ir taip toliau. Ta prasme, kai matai platesnį kontekstą, labai sunku yra vienareikšmiškai vertinti. Liaudies daina, jinai sukuria tą būseną, kur yra be vertinimo, tarsi tu apgaili, kad žmogus neatlaikė, suklydo, kad jis pasielgė niekšiškai, bet tu matai istoriją, matai, kaip buvo. Matai, kad ir Mindaugas karalius nebuvo baltom pirštinaitėm, Vytautas Žemaičius kiek kartų pardavė svoločius, o praeina laikas ir mes atsimenam tai, kas liko. Jau Jogailą mes pradedam įtraukti savo kanoną, kuris buvo visiškai mums kaka dėdė. O dabar Jogailą ir vardų pilna ir kažkaip vis tiek Lietuvos, Lenkijos karalius. Jau apie Pilsudskį pradedama kalbėti, kad yra visuma ir toj visumoj kažko atsisakydamas labai griežtai netenki dalies savęs. Ir aš taip galvoju, kad yra ta, ką Orvidas įvardino, amžinosios taikos vieta, ką į savo sodybą įsivaizdavo, tai man skamba kankliai, liaudies dainos, yra ta vieta, kur grįžti namo, kur nebėra barbarų, kur nebėra lentynų su cacom ir kakom, kur daina yra šiek tiek aukščiau šito. Tai aš kai atvažiuoju ir kai randu tokią vietą kaip čia ir išgirstu, labai pasidaro gerą, nes tai yra namai. Teka, skaisti saulė, teka, skaisti saulė, per girelį. Teka, skaisti saulė, per girelį. Šovė, kareivėlis, šovė kareivėlis, in liepelį. Šovė kareivėlis, in liepelį. Atsimušo jo balsalis, atsimušo jo balsalis, in mergelį. Atsimušo jo balsalis, in mergelį. Oi mergelą, leliela, oi mergelą, leliela, duok žodelį. Oi mergelą, leliela, duok žodelį. Aš neduosiu savo žodelio, aš neduosiu tau žodelio kareivėliui. Aš neduosiu tau žodelio kareivėliui. Aš tik duosiu žodelį, aš tik duosiu tau žodelį, artojėliui. Aš tik duosiu tau žodelį, artojėliui. Sunku augti
stambarėliui, sunku augti stabarėlį, bengirėlais. Sunku augti stambarėlį, bengirėlais. O man jaunam bernužėliui, o man jaunam bernužėliui, be mergelės. O man jaunam bernužėliui, be mergelės. Ypatingai man patinka dainos apie paukščius. Nes paukštis mūsų tikėjimuose, mitologija yra siela ir labai daug ženklų susijusių su paukščiais. Ar čia įskrido į kambarį, ar atsitrenkė į langą, yra jau iš ano pasaulio ženklas kažkoks ir tu turi savo galvoj, širdį suprasti, ką jis reiškia. Vilioj panas sakalėlį, vilioj panas sakalėlį, in aukštą klėtelę, in aukštą klėtelę. Pagirdyčia sakalėlį, pagirdyčia sakalėlį, žaliuojuoju vyneliu, žaliuojuoju vyneliu. Išbarstyčia raivas plunksnas, išbarstyčia raivas plunksnas auksų sidabrėlių, auksų sidabrėlių. Kad paprastus sakalėlis, kad paprastus sakalėlis in aukštą klėtelę, in aukštą klėtelę. Viliok pana jaunikaitį, viliok pana jaunikaitį, ne mane paukštelį, ne mane paukštelį. Kad paprastų jaunikaitis, kad paprastų jaunikaitis in aukštą klėtelę, in aukštą klėtelę. Pagirdyki jaunikaitį, pagirdyki jaunikaitį, žaliuojuoju vyneliu, žaliuojuoju vyneliu. Ir iškloki patalėlį, ir iškloki patalėlį, pūkų pagalvėlėm, pūkų pagalvėlėm. Pūkų pagalvėlėm irgi kokia mitologinė baugumai. Vis tiek patalėlis bus su sakalo atmintim. Ir galbūt paskutinį, ką prieš filmą noriu padainuoti, irgi kai Vita pasakoja, prieš ir po filmo mes visada dainuojam. Ir aš kur nuvažiuoju, sakau, nu, o kokia Zitos mėgstamiausia daina, nes daug kas Zitą pažįsta ir, o, sako, jin tokia mėgo, jin tokia. Ir žiūriu visur kitur, nėra tos dainos vienos, visi atsiminė kažką, ką Zita mėgo vesti, kokią dainą. O man vis tiek išlikė žemaitiškos, jinai mane, irgi buvo tamsus gyvenimo gana periodas, kažkoks niurokas ir jinai pradėjo mane traukti iš duobės, liepė išmokti žemaičių tarmę, liepė vesti kelias dainas žemaitiškas. Ir man liko kažkoks toks žemaitiškos dainos kaip Zitos
toksai palaiminimas, išlikti tą žemaitišką stiprybę, prisijaukinti, nepalūžti. Ir kartais galvoju, ir su ratiliokais, kiek kalbėjom po to, kiek Zita kiekvienam asmeniškai yra pridėjus pirštą prie jo likimo. Ypač kai bėda. Kai tau viskas gerai, tu Zitai nebeįdomus, viskas tvarkoja, keliauk. Bet jeigu tau kažkas yra, jaučia, kad gali griūti, tai tada ateina. Volungelė turbūt yra viena iš tokių nedaugelio lietuvių liaudies dainų, kur yra viskas gerai. Kas yra tavo volungelė, su kuria tu kalbėsi? Tai yra tavo siela, tai yra dialogas su savimi iš tikrųjų. Ir pajauga žalė leipa, ir pajauga žalė leipa, ir pajauga žalė leipa keima vidurial. Ir pajauga žalė leipa keima vidurial. Ir atlieki volungelį, ir atlieki volungelį, ir atlieki volungelį tupėjin šakę, ir atlieki volungelį tupėjin šakę. Oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, kamitų lakiuo, oi volunge, volungelė, kamitų lakiuo. Aš lakiuoju aukštus kalnus, aš lakiuoju aukštus kalnus, aš lakiuoju aukštus kalnus žalius birštvinę, aš lakiuoju aukštus kalnus žalius birštvinę. Oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, kontutė regėjai, oi volunge, volungelė, kontutė regėjai. Aš regėjau gražias panas, aš regėjau gražias panas, aš regėjau gražias panas puosuodanu vakščiuo, aš regėjau gražias panas puosuodanu vakščiuo. Oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, oi volunge, volungelė, konti apsiriet, oi volunge, volungelė, konti apsiriet, silkona rūbas auksas žeidas, silkona rūbas auksas žeidas, silkona rūbas auksas žeidas rūtų vainikel, silkona rūbas auksas žeidas rūtų vainikel. Buvo įdomus to filmo kūrimo procesas. Aš kartais galvoju, kad filmuose dalyvauja kažkas iš aukščiau. Ir tu suplanuoji vienaip, o tas iš aukščiau nori kitaip. Ir jisai sutvarko. Iš pradžių tu pyksti, paskui supranti, kaip gerai, kad jis sutvarkė. Tai kai Zitos neliko, buvo toksai spontaniškas, skaudus judesys kurt filmą apie Zitą, pratęsti jos gyvastį kažkiek dar, pabūti su ją, parodyti jauniems žmonėms, ką mes turėjom ir kokį stebuklą išgyvenom su ją būdami. Ir aš parašiau kino centrui prašymą ir ten ekspertai susirinko ir atmetė. Buvo geresnių projektų ir aš pyktelėjau kažkaip. Ir tada parašiau į Facebooką
Kino centrui nereikia filmo apie Zitą, man reikia. Aš vis tiek darysiu. Ir jeigu dar kam nors reikia, va čia sąskaita. Per 2-3 savaitės buvo surinkta visa suma pilnavertiškam filmui. Tai iš tikrųjų buvo arti 40 000, tai aš galėjau ir archyvus pirkti, rekonstruoti, ir ieškoti Amerikoje, ir ieškoti Šveicarijoje pirkti. Tos tikrai galėjau daryti taip, kaip būčiau iš kino centro gavęs. Tačiau vienas dalykas buvo tame projekte įdomus, kad jeigu aš būčiau gavęs iš kino centro, aš turėčiau metų gale atsiskaityti ir priduoti filmą. O dabar aš galėjau 3 metus keliauti su tuo filmu, ieškoti sprendimų, rinkti medžiagą, ilgai užtruko. Kai supratau, kad niekas apie Zitą geriau nepapasakos už pačią Zitą, pasidarė svarbu rasti Zitos bylojimus. Jų Lietuvos radijoje, televizijoje yra daug, bet niekur Zita nekalba apie save, jinai tokia slapukė. Apie kitus, apie tautosaką, apie daug ką gali kalbėti, bet mano gyvenimą palikit man. O man įdomiausia, režisierius vis tiek yra rūpužiais lenda į dušę. Ir jam įdomu tą svogūną išlukštenti, kur ten paslėpta kažkas. Susisiekiau su Amerikos lietuvių radiju Čikagoje. Sako, turim vieną, bet toksai nelabai kokybiškas, tenais jos kažkur su tokia žurnalistė Rusy kažkur, pastogiai kažkur sėdėjo, lietus lyjo, vyną gėrė. O, sakau, tai jau tada labai gerai skamba, sakau, mes tą visą lietų nuimsim, čia viskas dabartinė technologijos leidžia sutvarkyti visą garsą. Ir tikrųjų gavau 2 valandų. Zita, labai smagu. Davė tokį apie gyvenimą su savo visų šarmu. Ir daug dalykų tokių į filmą ir įėjo, tokių, kur yra ta Zita ir bravūriškai linksma, bet kartu tu jauti kažką esant po tuo. Ir aš ne viską filmą dėjau, daug dalykų liko tokių neišsakytų. Bet vienas man toksai skaudžiausias ir galbūt gražiausias, vos ne partizaniškas liudijimas, tai mano žmonelės Ramunės. Ir Zita pasikvietė Ramunę, vienąsyk sako, labai noriu pasitarti su tavim vienu svarbiu klausimu, labai man reikia tavo patarimų. Ramunė atvažiavo ir klausė Zita, kaip tu gyveni, Ramunė sako, ai, taip, sako, mano žmogus Gruzijoje, tai vat, taip sunkiau, liūdniau, sako, Gruzija arti, sako, man ką daryti, sako, mano žmogus Amerikoje. Ir vat, sako, aš gavau laišką, pasipiršo, važiuoti yra viskas, kur gyventi, gali nieko neveikti, gali ten užsiimti su lietuviais, jeigu nori, šeimą kurti. Ką man sako daryti? Palik čia viską, ten kurtis. Ramunė sako, aš negaliu Zita nieko pasakyti, čia yra per daug sudėtinga tema. Ir jinai nedavė jokio patarimo, bet Zita pati priėmė sprendimą, kad čia yra jos šeima, čia yra jos vaikai, čia yra jos broliai seseris. Žmogus kažko netekęs labai daug padaro. Toks keistas paradoksas yra tame, kad tada tu turi labai daug jėgos į kažkokią kitą kryptį, gal dėl to ir tiems kunigams celibatas ar dar kažkokie tokie dalykai nutinka, kad tu galėtum maksimaliai kažkuria prasme kentėdamas, bet pasišvęsti kažkam. Ar yra kažkas aukščiau už šeimą? Čia, aišku, klausimas be atsakymo. Aš, pavyzdžiui, irgi neturiu atsakymą. Kai Zitos neliko, mano tėvukas parašė tokį jos palydėjimą apie neišsakytą gėlą. Apie tą besišypsantį žmogų, kuris turi kažkokią paslaptį. Ir prie tos paslapties labai įdomu. Šiek tiek prisiliesti, ją nujausti, ją pagerbti. Ir suprasti vėl žmogų visą, ne tik tai tą, ką mes matom per televiziją, konferencijose, oficialiam fasade, bet kas yra tam sielos kambarėlį, kas yra klėtelė pasakalėlį. Tai va. Filmas Zitai režisieriaus Vytauto V. Landsbergio autorinis dokumentinis pasakojimas. Tai kelionė į 1980–90 Lietuvą, kai atgimstanti liaudies daina tapo tyliuoju ginklu ir svarbia kelio į nepriklausomybę dalimi. Pasitelkiant niekur nematytą archyvinę medžiagą ir pačios Zitos Kelmickaitės balsą, filmas atskleidžia ne tik jos asmenybės fenomeną, bet ir visos kartos puoselėjusios tautinę tapatybę istoriją. Po dokumentinio filmo pristatymo vyko Jungtinio teatrų Stebulė ir Kukų atkuriamo vaidinimo Pasakoja Kupiškėnai mini premjera.
Trumpa teatralizuota programa paremta vietos žmonių istorijomis, prisiminimais ir kupiškėniška šnekta. Ta diena vyko ir parodos Tėvonija pristatymas. Ekspozicija pasakoja apie namų, šaknų ir šeimos svarbą. Parodos autoriai Saulius Milašius, skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 14 metų paskyrė restauravimui, dėstė Vilniaus dailės akademijoje. Savo kūryboje ieško tradicijos ir modernaus meno dermių. Nuo pat pradžių yra ištikimas medžiui, kurį vis iš naujo atranda per skirtingas formas ir tekstūras. Margarita Milašienė, parodų ir edukacijų kuratorė Anykščių menų centre. Nors yra baigusi Vilniaus dailės akademijos dizaino specialybę, jo širdis linksta prie tekstilės. Savo kūriniuose pina gamtinius ir tautinius motyvus. Augustinas Milašius, Vilniaus dailės akademijos skulptūros katedros studentas. Savo kūryboje drąsiai ieško formų ir prasmių, kurias įkūnija medyje ir akmenyje. Aktyviai dalyvauja pleneruose ir parodose visoje Lietuvoje. Indrė Milašiūtė, kūrybininkė, Vilniaus dailės akademijos tekstilės katedros absolventė. Audė siūlus, dabar žodžius. Natūralios medžiagos, gamtiniai motyvai visada išliks svarbia jos kūrybos dalimi. Remiuosi archainio žirgo tokio įvaizdžio, reiškia, kaip jisai ir netgi radinys yra archeologinis. Tai jį naudoju savo kūryboje jau daug eilę metų jau. Čia panaudoju tą natūralų medį, jisai tiesiog, pats iš savęs gražus paviršius, toksai vabzdžių paveiktas šiek tiek ir jisai toksai, čia toks būna, reiškia, pati mediena, uosio mediena, jinai taip vystosi, taip reiškia, numeta žievės ir tos požievio vabalai, reiškia, palieka tokius raštus. Tai čia toks paprastas gamtos reikalas, reiškia. Ir čia panaudoju, kadangi skydo formą, panaudoju, reiškia, žirgelius, kaip 3 žirgelius, kažkaip 3, tas yra to reikšmė tokia, spalvė mūsų, reiškia, o žirgas heraldikos simbolis toks Lietuvos. Tai labai artimas, ta prasme, Lietuvos toks simbolinis ir, man asmeniškai yra motyvas mano kūrybos, o šiaip reikšmė tokia yra labai plati ir gili. Tai kiti darbai, manau, čia yra ankstesni gerokai darbai, matot, čia skulptūros ir kažkadais aš dariau prakartėlę, reiškia, buvo tokia mano pasiūlymas padaryti natūralaus dydžio prakartėlę, nes jos dažniausiai būna mažas. Dabar esi lengvas medis. Jisai vientisas rastas, va įsivaizduokit, šitos 2 skulptūros galėtų sudaryti vieną apvalų rastą, ne? Reiškia, o yra skeltas ir išskobta ne tik dėl lengvumo, bet ir dėl technologijos, kad neskiltų. Nes taip anksčiau darydavo viduramžių skulptūrą. Taip ir skobdavo, tai būdavo reikalavimai tokie, kad tada neskyla. Aišku, ir lengva, nes kol dirbau, labai buvo šlapias medis, dar buvo jinai labai sunki. Auga labai dideli topoliai, nes tada jie labai tinka naudoti skulptūrą, nes visada skulptūrą medžio reikia apimties. Čia tonavau, išskyriau polichromiškai, reiškia. Čia padariau tokį savo pabandymą, nes man ta polichromija kartais darai nepatinka kaž nors, tai suradau tokį sprendimą, kad ir būtų, ir savame gavosi kaip raštas, kaip toks medžiagiškumas, kaip ir vystau savo technologiją tokią, tai paimu, reiškia, atrodo, visi sako, kad kaip akmuo atrodo, bet čia darau tą medį tokį. Ta technika mano autorinė yra. Aš ją suradęs kažkaip visai netyčia. Dirbu su šitą technologiją ir naudoju tokiam paprastom formom. Tai yra paukščio skulptūra, tai gali būti įvairiai, bet paukščio skulptūrą dažnai labai darau ir jinai tokia paprasta forma, bet tuo pačiu ir tokia archaiška, gali būti kaip akmuo ir tokia plastika joški. Tai čia šitoks variantas, angelai sargai. Kas yra angelas sargas, ne, sako, kad angelas kaip sargas turi būti. Tai čia tokie angelai sargai, matot, jie šiek tiek primena kažkokį tai drabužį, kažkokį tai, nežinau, šiek tiek tokį turi militaristinio stilistikos tokios, nes čia aš, reiškia, būdavo anksčiau šanėlis, jeigu žinot, kas tai yra. Šanėlis yra, reiškia, tas
apranga visiems metų laikams, kad nesušaltų, kad tu nuo vėjo apsaugo, nu, čia, o angelas sargas, jie žiūri tarsi saugo, dangų tarsi, kažkas tokio. Dabar naudoja, pavyzdžiui, labai juodalksnį. Ne alksnis, bet ne baltas, bet juodalksnis. Jisai miškinis medis, jisai labai universalus. Man jisai kuo gerai, kad jis, reiškia, yra be tekstūros. Ąžuolas netinka, nes ąžuolas turi rievės ryškės. Man reikia, kad būtų jisai lygus, nebūtų rievių. Tai šitam reikalui daugiau naudoju tą. O dukra dabar tekstilės katedrą baigus yra ir va jos audiniai čia pristato. Audinis, va čia jos yra tokie diplominio darbo, buvo tema irgi iš gamtos formų paimta, gamtos tema, pušies, pavyzdžiui, kamieno, pušies žievės. Tai va tas stilistika tokia ir panaudota, va, kaip matot, čia galima atskirti šiek tiek. Va. Ir aišku, kiti darbai yra gobelenai. Tai va čia va gobelenas, vėlgi taip pat miško ir gamtos motyvas. Miško žemėlapis, man atrodo, kažkas tokio. Prie Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio esančioje pievoje pasodintas ąžuoliukas, o foje pristatyta fotografijų ekspozicija skirta legendiniam folkloriniam vaidinimui ir jo istorijai – Kupiškėnų vestuvių spektaklio 60-mečio proga. Mums buvo perduota tokia žinia, kad šitas ąžuoliukas yra iš žolininkės Eugenijos Šinkūnaitės tėvelio sodinto miško, iš Utenos rajono, iš ten netoli Saldutiškio. Ir mes išlaukėm šitos progos, kad tas ąžuolas nebūtų pasodintas kažkur, kad toj brangioj vietoj mūsų aikštėje būtų. Ir anam ąžuolui, jį vadinam Smetonos ąžuolu, jam jau yra 92 metai. Matote, ąžuoliukas šalia yra dainų šventės 100-mečiui paminėti, 100-ai dainų šventei. Ten yra 100-mečio ąžuoliukas, o čia bus, sakykim, 2. Mes su didelė pagarba žmonėm, kurie tikrai įrašė ir ačiū Dievui dar ir dabar prisimenam senovinės Kupiškėnų vestuvės vaidinimą ir festivalio 30-mečiui. Tai pabūkim kartu, jį pasodinkim ir linkėdami, aš dabar gal šaknim trupučiuką duosiu, ir va šitaip linkėdami visi paliesim paskui tą ąžuolėlį. Aš tai labai iš tiesų linkiu, kad Skapiškio festivalių pasėta sėkla tą kūrybinį derlių neštų dar daug metų. Ir ąžuolėlį tikiu, kad užaugsi taip, kad mūsų anūkams šlamėsi ir priminsi apie mūsų festivalius. Te gyvuoja,
šventas medis ąžuolas, žalio girioje ąžuolas, te gyvuoja Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas, te gyvuoja Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas. Apkabinkim ąžuolą, žalio girioje ąžuolas, te gyvuoja Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas, te gyvuoja Lietuva, kaip ta žalias ąžuolas. O šitam ąžuolui linkiu palinkėti, kad ir po 100 metų jis pamatytų čia vykstančius pienės medaus, pienės vyno ir pienės pupų festivalis. Ir kad Skapiškėnai būtų tvirti kaip šitas ąžuolas ir gyventų 100 metų. Aš linkiu, kad šitas ąžuolas niekada nematytų čia karo. Linkiu ąžuolui žaliuoti daug metų. O aš palinkėsiu tam ąžuolui stiprybės ir mums visiems. Kaip jau žinot, kad 66 metais buvo pirmasis suvaidintas vaidinimas, o čia nuotraukos yra 68 metų. Tai dar tik 2 metus vaidino, o iš viso vaidino 30 metų tas. Tai čia 2 metus vaidino ir kuriant filmą, Tarvydas filmavo ir toj knygoj, pagal kurią mes kūrėm spektakliuką, pasakoja Kupiškėnai, tenai yra būtent Tarvydo iliustracija. Ir jo nuotraukomis iliustruota. Dauguma jo nuotraukų, ten apie tai nepaskelbta, žmogus truputį buvo įsižeidęs, bet sakė, dabar jau atlaidžia visiems ir perduoda linkėjimus, autoriui yra jau 85 metai. Oi, neduok dievuliau, kad būd barnužėlis tam pačiam sodžiui, kad būd barnužėlis tam pačiam sodžiui. Bernėlis būtų mani mylatų, kožnas vakarėlis mani lankytų, kožnas vakarėlis mani lankytų. Aš nesuspėčia žlugti, kožnas vakarėlis baltai nešioti, kožnas vakarėlis baltai nešioti. Oigi duok dievulaliau, kad būd barnužėlis kuo tolimiausiai, kad būd barnužėlis kuo tolimiausiai. Bernėlis būtų mani mylatų, kožną su batala mani lankytų, kožną su batala mani lankytų. Tai aš suspėčia žlugti, kožną su batala baltai nešioti, kožną su batala baltai nešioti. Vėlai vakare Estijos teatras suvaidino spektaklį Pakaitinė, režisierius Andrus Novoselcev. Šiuolaikinis spektaklis apie žmogaus tapatybę, tėvų ir vaikų santykius bei vidinius pasirinkimus. Aktualus, vizualus ir emociškai stiprus pasakojimas. Paskutinę festivalio dieną didžiojoje scenoje teatro studija Elementorius pristatė spektaklį Vilniaus istorijos, režisierė Eglė Storpirštienė. Tai šmaikštus ir žaismingas pasakojimas apie Lietuvos sostinę, jos istoriją, legendas, netikėtas interpretacijas bei ateities vizijas. Kaip teigia režisierė, tai savotiška kelionė po Vilnių, kurioje susipina istoriniai faktai, fantazija ir kūrybinė vaizduotė. Teatro studija Elementorius yra ilgametė Skapiškio teatrų festivalių bičiulė, daugelį metų savo kūrybiniais darbais prisidedanti prie festivalio augimo ir tradicijų puoselėjimo.
Festivalio uždarimo ceremoniją pradėjo smagi Kukų studijos narės Imilitos atliekama daina. Jai skambant scenoje pasirodė jaunieji studijos aktoriai, sukūrė žaismingą teatralizuotą kompoziciją apie bitutes ir meškiną, labai mėgstantį jų medų. Į sceną pakviesta režisierė Vita Vadoklytė apžvelgė 30 metų festivalio kelią, dėkojo visiems prie jo gyvavimo prisidėjusiems žmonėms ir perskaitė dalį gausių sveikinimų. Štai ir nuvilnijo jubiliejinis 30-ąjį kartą vykęs tarptautinis kartų teatrų festivalis Pienių medus, Pienių vynas, Pienės pūkas. Per daugelį metų tapęs neatsiejama Skapiškio kultūrinio gyvenimo dalimi ir suburiantis įvairių kartų teatro kūrėjus bei žiūrovus. Pirmasis buvo 97 metais, buvo Pienių vynas. 96 metais pas mus vyko pastogės apžiūra. Ir tada Nacionalinio kultūros centro darbuotojas Vaclovas Vyčius pasiūlė, jam patiko, kad labai konkreti organizacija, kad išsami, turiu omeny pastogę, kai organizavom. Ir jis pasakė, čia turi vykti tarptautiniai festivaliai. Tai jis toks kaip ir krikštatėvis turėtų būti. Nes aš jau tada gamindavau pienių vyną ir pienių medų. Ir jis sako, tegu būna kaimo teatrų, nes buvo pastogė kaimo teatro apžiūra Lietuvos. Ir jie, kai buvo, sugalvojo, kad Skapiškis gali turėti savo festivalį ir pasiūlė, kad tai būtų tarptautinis Šiaurės Baltijos šalių teatrų festivalis Pienių vynas. Kad tas vynas, tai aišku, jis ir toks simbolinis, kadangi tai yra kaip kūryba svaigina žmogų, kaip kūryba gaivina, sakysim, kūryba. O Pienių vynas tai yra Bredbre knyga ir kai vaikas 12 metais važiuoja pas senelį vasarom ir tenai stebi, kaip senelis ten gamina pienių vyną. Tas pienių vynas yra tik tai toksai, kaip pasakyti, labiau kaip simbolis, kaip kūrybinis vaiginimas. Ir tada tai šuoliais, aš negalėčiau nepasakyti, jeigu 3 šuoliai, tai antrasis šuolis. Tais pačiais metais buvo didžiulė audra per tą patį festivalį. Tai buvo 4 dienų festivalis, kuriame dalyvavo Suomijos teatras, Latvijos teatras, Estijos, Lietuvos, iš Suomijos, dėl to, kad ir Skapiškis turi ryšį su Suomija. Ir stebėtojai buvo, ten varpinė yra ta nuotrauka, kur sėdi atvažiavę šiaurės, po to tik tai Skapišky pirmiau buvo festivalis, o po jo gimė Lietuvoje, ne Lietuvoje, iš viso NETA struktūra Šiaurės Baltijos šalių mėgėjų teatrų asociacija NETA po Skapiškio festivalio atsirado. Tai čia rimtos įžangos ir rimtas požiūris buvo. Savivaldybė suomius pasitinkant, savivaldybė siuntė transportą, prie sienos laukė ir pasitikinėjo su gėlėm. Tai, kalbėkim dabar apie požiūrį ir apie santykį į pirmą festivalį. Dabar turbūt mes kultūros įvairios išlepinti, gal yra kitaip, bet mes savo festivalį labai mylim. Ir čia dar prie to paties pirmo žingsnio, antrą pasakysiu. Ir aš galvoju, kartais pasako, išsikvėpė netiesa. Festivalis tikrai nėra įsikvėpęs, aš galiu visai ir iš šono pažiūrėti, nes yra be galo stipri programa. Paimkim vien vakarykštį spektaklį. Tai aišku, ne visi gali mėgti teatrą, ten vėl kaip nors. Bet žinokit, aš galvoju, jeigu vienas augantis žiūrovas yra daugiau negu ateina 100, kuriem to nereikia. Tai vis tik tai kalbėkime apie vertybinius dalykus ir apie kokybę, ne apie kiekybę. Tai bandau apginti, kad tai yra tikrai reikalinga, tai yra stipru. Taip vertina pasirodantys žmonės, taip vertina tie, kurie gyvena teatru. Tai va, antras žingsnis. Per tą festivalį buvo didžiulė audra ir nuvirto medis iš bažnyčios šventoriaus. Nuvirto medis, tada, žinoma, ten buvo teikiama pagalba ir, man atrodo, tai buvo diena likusi, 1 para iki uždarimo. Ir buvo supjaustytas tas medis, o einant paryčiais, kai su svečiais, skirstėmės pamiegoti truputį. O dar būtent tai buvo medis nuvirto iš bažnyčios šventoriaus, o mokykloje buvo maitinami festivalio dalyviai, o darželyje dalis gyveno, bent jau Lietuvos teatrai. Tai užvertė tą kelią, kur vaikščiojo festivalio dalyviai. Tai buvo supjaustyta
Ir einant paryčiais, jau švito, paukščiai čiulbėjo, kaip prisimenu, dar tuose nenuvirtuose kituose medžiuose. Ir aš pamačiau, kad labai graži širdies formos ta medžio šerdis. Ir tenai buvo koriukai. Ten buvo turbūt laukinių bičių koriai, kurie tiesiog fiziškai aš juos paėmiau ir juos mačiau. Ir tada ryte paprašiau supjaustyti, tarp kitko lankęs buvo teatrą, toksai Petras Žižys, iki dabar prisimenu, tokiom vienodom riekelėm buvo įteikta teatram. Su ta širdim dabar teatro studijoje dar tas pavyzdys yra ta medžio. Ir tada man kilo mintis, jeigu jau išbyrėjo bičių koriai, tai kitas festivalis turėtų būti Pienių medus. O vaikų teatrui jau buvo 5 metai. Skapiškio vaikų teatrui 97 buvo 5 metai. Tai dirva jau buvo paruošta, kad ir vaikų festivaliai vyktų, nes ir mes patys vaidinam ir patys pas kitus važiuojam. Tai pirmiausiai, žinoma, pradėjom kviestis draugus. Ir tai yra labai normalu, nes festivalis tai yra bendravimas, pažinimas ne tik tai scenoje esančių dalykų, kūrinių, dramos, bet yra vieni kitų žmogaus pažinimas, žmogaus stiprinimas. Ir dabar trečiasis žingsnis. Ir jie vykdavo pamečiui. Va tenai tos vėliavos, kur matėt gal surašyti visi metai, ten toliau. Tenai... Žodžiu, 97-ais vynas, 98-ais Pienių medus, 99-ais Pienių vynas, 2000-aisiais medus. Ir likimas, aš tokia aktyvuolė buvau, 2000-aisiais su Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos aktyvu. Išvykom į pasaulinį festivalį Danijoje ir tenai tarp tų teatrų buvo tokie senioriško amžiaus teatrai. Ir Danijos, ir Austrijos, ir Vokietijos, kada žmonės sulaukia pensijinio amžiaus, senioriško amžiaus, jie turi laiko eiti ir gal tenai nebuvo tokių labai energingų spektaklių, tiesiog susėda ratu ir kalbasi apie jiem rūpimus dalykus. Ir man tada kilo mintis, tam bebūnant, kad trečiasis festivalis galėtų būti seniorų. Ir 2001-aisiais tas trečiasis žingsnis seniorų. Ir po to jie pamečiui taip ir eidavo visi ir tik tai, kad tos temos kiekvieni metai padiktuoja savo temas. Pradžiai sakau, gal buvo draugų festivaliai, pažįstamų, kažką pamatai, sužinai, paskui pradėjau labai rūpintis turiniu. Kad kuo skiriasi, kodėl, tai gali ir 100 įskaičiuoti festivalį, bet kuo jie vieni nuo kitų skiriasi. O skiriasi kuo? Mums atspirties taškas yra istorinės datos, istoriniai kažkokie jubiliejai tų metų. Sakysim, vienais metais ten Maironiui 150 metų, kuris lankydavosi Skapišky. Tai jam skirtas festivalis. Kiti metai 2009 Lietuvos 1000-mečio metai, atspirties taškas. 11 berods buvo taip logiška, 70 metų nuo tremties, tai ir konferencija tremties, ir spektakliai su tuo susiję. Žodžiu, kad tiesiog pradėjom išpildyti tą turinį, palaikyti kuo. Tai ir prieinam tuo trečiuoju turbūt žingsniu, ar dar vienu žingsniu iki šių metų festivalio. Tai, kad 30-as, taip, mums visiems labai gražu ir smagu, bet dar ir įsijungia ir kitus jubiliejus. Tai Motiejaus Valančiaus 225-osios metinės. Motiejus Valančius yra lankęsis Skapiškis, Skapiškis priklausė Žemaičių vyskupijai. Jo paraginti Skapiškėnai pastatė ir Blaivybės paminklą. Ir žiūrėkit, Kreipšiuose pas Vilą sustoja, reiškiasi, jo Palangos Juzės personažas. Taip, kad mes susiję. Ir mums išpildyti, sakysim, tai, kad pasveikinti Valančių su jo jubiliejum padėjo Kretingos teatras. Šiemet minim, tas mums labai svarbu, tikrai mūsų Kupiškio rajono kultūros vizitinė kortelė, visas svoris yra senovinės Kupiškėnų vestuvės. 60-metį minim, tai daug spektaklių buvo pakviesta vestuvių tema, meilės tema. Patys mes atkūrėm spektaklį jau su naujais vaikais, kurie dar nebuvo gimę tais 12 metais, kai mūsų premjera buvo. Pasakojo Kupiškėnai, rodėm. Lygiai taip filmą pakvietėm Zitai, nes vėlgi skirta ir kanklių metam, šiemet kanklių metai. Ir dar trečiasis jubiliejus, tai tremties.
ir tremtis 85 metai nuo pirmųjų trėmimų. Tai vakarykštis spektaklis Solo teatro, Mąstanti barakų širdis. Tai visiška, kaip pasakyti, pagarba tiem žmonėm, kurie mums dėl mūsų laisvės kovojo ir pagarba ir paminklas, o spektaklio stiprumas, sakysim, visom prasmėm ir režisūrinė, ir aktorinė atlikimo. Tai, nes vienas iš mūsų festivalio uždavinių su metais irgi toks atsirado profesionalaus meno sklaida ir puoselėjimas. Žodžiu, aš galvoju, kad teatras yra ta priemonė, kuri ypatingai augina žmogų, ypatingai stiprina jo dvasią. Ir tai yra gyvas bendravimas, kaip ir visuose kūrybiniuose kolektyvuose. Tai prasmės rengti festivalius, kurti, būti kūrėjų, globoti kolektyvus meno, tikrai neprarandu ir daug dieve vilties, daug dieve tikėjimo. Visada sakiau ir sakysiu, kad tai yra, teatras yra mano gyvenimas, šiuo atveju teatras yra festivaliuose tų žmonių gyvenimas, kurie čia atvyksta ir būna. Ir galvoju, kad tai būtinas ir reikalingas kelias, kad mes kaip žmonės neprarastume savo pagrindinio dalyko žmogiškumo ir vilties. Nes teatras stiprina viltį, teatras stiprina tikėjimą. Po gaisro kilusio Siūrių kaime Noriūnų seniūnijoje, kurio metu žuvo žmogus, Liepos 29 dieną Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnai vykdė prevencinę akciją po gaisro Noriūnų ir Kupiškio seniūnijose. Prie akcijos prisijungė ir Kupiškio rajono savivaldybės parengties pareigūnas Darius Petraitis. Akcijos metu pareigūnai lankėsi gyvenamuosiuose namuose, bendravo su gyventojais, dalijo informacinius lankstinukus bei konsultavo dėl dažniausiai pasitaikančių gaisrų priežasčių ir jų prevencijos priemonių. Gyventojams priminta apie būtinybę reguliariai tikrinti elektros instaliaciją, nepalikti be priežiūros veikiančių elektrinių prietaisų, tinkamai prižiūrėti šildymo įrenginius bei gyvenamuosiuose vietose įsirengti dūmų detektorius. Akcijos metu aplankyti 27 gyvenamieji būstai ir įrengti 4 autonominiai dūmų signalizatoriai. Liepos 18 dieną miesto šventės sala 546 vestuvinė metu vyko Baltijos šalių armliftingo čempionatas. Sportininkai varžėsi Apolono ašies, perkūno rankenos, sidabrinės kulkos ir rago kėlimo rungtyse. Didžiuojamės, kad Kupiškyje jau 5 metus vykstančiose šios sporto šakos čempionatuose tradiciškai startuoja ir kupiškėnai. Šiemet puikius rezultatus demonstravo Erikas Dovydėnas ir Matas Karvelis. Liepos 19 dieną miesto stadione vyko lietuviško ritinio Kupiškio rajono savivaldybės mero taurės ir Respublikos čempionato moterų antrojo turo varžybos. Į varžybas neatvykus Šiaulių vairo komandai įvyko tik vienos varžybos tarp pernai metų čempionių Šiaulių jauno lietuvių sporto organizacijos ir Kupiškio ritinio sporto klubo Aukštaičiai komandų. Kovą rezultatu 4-0 laimėjo kupiškietės iškovodamos mero taurę. Po šių varžybų kupiškietės išsaugojo lyderio pozicijas ir šiais metais rimtai pretenduoja į jubiliejinio čempionato nugalėtojas. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.